Labą dieną, su jumis Grigorijus, siuvimo mašinų meistras, labai siuvimo stilius. Ir tęsim šiandien mūsų video apie pakeitimą adatos plokštelės mašinai Rubina D740 DSA. Ta video skirta žmonėms, kurie nenori kreiptis į servisą, arba tas servisas yra toli, arba nėra vietinių meistrų, nenori siūsti mašinos, nėra įpakavimus. Žiūrėkit, jeigu jums nepavyks, pavyzdžiui, tai padaryti, tai aišku, mes galim kurjeriui paimti tą mašiną, pataisyti ar siūsti atgal. Svarbu ją saugiai supakuoti. Jeigu yra firminis įpakavimas, viskas tvarkoja. Jeigu nėra, tai tada jau paima dėžę, kiša ten paralonų, putplasčio, visokiausių tokių pagalvėlių oro pripūstų ir taip panašiai. Paklodžių, nežinau, turi būti saugiai supakuotas. Dabar, jeigu, kaip ir minėjau, kokia gali būti problema su tokia mašina, tai peiliai, apie peilio mes padarėm video, kad peilis nepjauna. Jeigu jūs naudojat nekokybiškų siūlų, jums gali sulankstyti adatos plokštelę. Va, akivaizdžiai sulankstytas pirštas. Čia ne visai tos mašinos detalė, bet, panašiai. Manot, vienas pirštas žiūri į apačią. Vizualiai iš viršaus atrodo va taip. Dabar aš atsuku adatos plokštelę. Pirmą nuimam kojelę, kad jinai nesimaišytų mum. Ir atsukam paprastų minusinių atsuktų adatos plokštelę. Ir jūs tiesiog nuimsite tą didelę plokštelę, ten bus prisuktas tas pirštas, kuri potencialiai, teoriškai gali sulūžti ir lūžta praktiškai, ypač jeigu jūs naudojat prastų siūlų. Kaip minėjom pirmam video, už tai, kad kada prastas siūlas įdėtas, jisai turi 3-2 didesnį įtempimą, adatus lanksto, per storą siūlant, gali prilaužyti adatų ir galų gale, aišku, adata, kai sulaužyta, daužo viso smūgio, viso greičio ypač. Tai gali sulaužyti adatos plokštelę. Šiuo momentu pas mus jinai nesulaužyta nauja. Va tas pirštelis. Jisai atrodo sulankstytas. Vizualiai pažiūrėkit. Jeigu blogai siūna mašina, kažką negerai, va žiūrėkit. Pamatot, va tas pirštas, va. Ne mano pirštas, o šitas pirštas. Va, atrodo šitaip ir taip. Matot, vienas, va taip, va jeigu šitą projekciją, tai jie lygiai žiūri per adatos plokštelę, o čia matot, va, adatos sulankstė va šitą pirštą per vidurį. Ką reikia daryti? Žiūrėkit. Paimkit, čia jau reikalinga tą atsuktuvo kryžminę. Taip, nematau. Radau lyg tai tą vietą, kur turi būti. Taip. Dabar mums reikalinga kryžminė atsuktuva nedidelė ir mes atsukam va šitų porą varžtų. Vieną atsukam ir kitą. Laikykite rankos giliau ant stalo, nuimkite viską, ką ten jų maišo, kad tikrai nesimaišytų magnetinė atsuktuvą, tai viskas pas mus išbyrėjo, nesvarbu. Va, vienas varžtas, kitas varžtas. Taip, to aš pincetą paimsiu, nes pirštai trukdo kamerai. Vienas, kitas varžtas. Dabar pas mus viską tai buvo taip. Dabar mes išsiardėm, viską išsiardo. Už tai, kad magnetinis atsuktuvas pas mane. Gerai. Viską buvo sudėta taip iki varžto nuėmimo. Va taip buvo sudėta. Aš atsukau varžtus. Dabar pas mus yra va tokia juoda plokštelė. Nuėmam šitą juodą plokštelę iš eilės. Dabar va šitą tarpinę, tokia tarpinė, žiūrėkit, kaip jinai buvo įstatyta. Va tai buvo įstatyta. Va šitie išlindimai apačioj, dedam taip, kaip buvo sudėta. Taip. Dabar va tas pirštas bebelokui, kuris skirtas. Ir va tą plokštelę, ką mes turim pakeisti. Va taip jinai atrodo. Šitą plokštelę. Keičiam tą plokštelę. Atbulinė tvarka. Tai reiškia, ant tų skilučių, kur buvo varžtai, va čia mes uždedam mūsų naują adatos plokštelę. Dabar dedam va šitą pirštą, kuris duoda pločio ir bebelokų išsijunginėjimas, kada bebelokų siūna. Dabar uždėsim
Žiūriu, kaip tai viskas atrodo. Kažkaip ne taip čia atrodo, palauk. Ja. Taip. Pats savim netikiu, kaip čia atsitiko. Tai pažiūrėsim. Nu gerai, tas. Aha. Tai buvo jo. Dabar šitas pirštelis. Žinau. Ar man jau čia vaizdenasi, ar kažką ne taip. Nu gerai. Dabar šitaip, tarpinė šitą tarp jų. Ir dabar va šitą juodą detalytę, spiroklytę šitą. Taip. Ką mums liko? Jisai gulėjo tiesiai ant jos. Va kame reikalas, žiūrėkit. Va šitas daikčiukas gulėjo va čia. Aš pats irgi ten retai tą darbą atlieku, neprisimenu, kaip tai daroma. Va šitai buvo, va. Jo, va šitaip. Ir dabar va šitą juodą plokštelę ir dedam varžtus atgal. Nu, filmuojam be dublių, žinot. Ne taip, jūs dažnai čia genda, nu štai pats pamirštu, žinot, mašinų daug. Va šitai prisukam vieną varžtą, ne iki galo, šiek tiek prisukite. Ir dabar va kitas varžtas, taip. Dabar parodysiu, kaip tai užspausti teisingai. Yra vienas niuansas. Reikėjo pincetų paimti. Pirštai trukdo kamerai. Nu va. Praktiškai neužspaudžiam, tik tai truputį prisukam, va, ne iki galo. Dabar ką reikia padaryti, va šitą juodą plokštelę paspaust va tai va nuo savęs. Į tą pusę. Ir tokiu būdu paspaudus taip, reikia tada jau prisukti tos varžtus. Spaudžiam į tą pusę, va, prilaikom ir tada jau stipriai užsukam. Tas pirštas neturėtų judėti. Paskui va, vienas ir antras. Nu, sakysim, paskui užsuksim dar stipriau, bet dabar pažiūrim, ar viskas teisingai veikia. Va taip. Vasai neturėtų va taip judėti iš šonus, matot, iš šonus nejuda, tik tai galim įjungti arba išjungti. Nu, puiku, viskas gerai. Galim užspausti iki galo, dabar jau stipriai prisuku. Čia kryžminė atsuktuva, kaip minėjom. Viskas. Adatos plokštelės, pirštas pakeistas. Galim statyti į siuvimo mašiną. Tiesiog. Taip ir prisukat porą varžtų. Nu, svarbiausia varžtelio nepameskit, nes mes tų varžtų turim, bet čia papildomos rūpesčius. Viską žinot. Daugiau su šitą mašiną nieko nebūna. Naudojat gerų kokybiškų adatų, naudojat kokybiškų siūlų. Vat, gaunat dovanų adatos plokštelę, peiliai, tepalas. Daugiau tikrai nieko nereikia. Turės klausimus, skambinkit. Ką dar teoriškai gali atsitikti? Siuvimo metu tarp šitų plokštelių, va čia yra siūlų įtempimo reguliatoriai. Va čia tarp kiekvieno reguliatorių praeina siūlai. Čia būna siūlas, čia, va čia praeina tie siūlai. Jeigu va ten kokių šiukšlių pateks, kartu babina nešvary, siūlai nekokybiški, eina ir tas kažkoks tai siūliukas, mazgiukas, va ten pakliuvo tarp šitų plokštelių ir užstrigo ten. Jūs ją nematote, suprantat? O jūs ją ir nematote. Ir tada tą peltakį jums neišeina sureguliuoti. Sureguliuojat tą siūlą įtempimą, jums nepavyksta gauti tą gerą peltakį.
Visų pirma, reikia patikrinti, ar iš tikrųjų taip atsitiko. Tai ką mes turim padaryti? Mes turim įvertą siūlą. Aš dabar specialiai įkišau adatą. Įsivaizduokit, kad ta adata, kurį aš įkišau dabar, tai yra šiukšlės tarp reguliatorių. Mes įdėjom, reiškia, tą siūlą. Ir bandom ją, reiškia, patempti. Tempiam ir reguliuojam. Iki 8, iki 9, o įtempimas toks pats silpnas, kaip ir buvo. Ant 0 silpnas ir ant 9 irgi silpnas. Tai man tą adatą įkris ten į vidų. Turėsiu problemą paskui. Tai jeigu siuvimo metu, kai jūs tempėt ir reguliuojat įtempimą, jum nekeičiasi įtempimas siūlų, tai reiškia, tarp jų yra šiukšlis. Ką reikia padaryti? Reikia padaryti, paimti kokią nors adatą, ilgesnį galbūt paimkite, pastatykit reguliatorių ant 0, 0, ir tarp jų taip pavalykit. Tiesiog, ten iškrapštykit, čia iškrapštykit, taip drąsiai, nieko ten nesugadinsit, ant 0 pastačius, ir pravalot, galit papūsti ten į tą vietą, tiesiog. Ir paskui tikrinkit vėl. Didėja įtempimas, stipriai įtemptas, o čia laisvas. Ir taip kiekvieną reguliatorių galit praeiti, išvalyti nuo tų šiukšlių. Tiesiog, tai šiukšliai kažkur tai ten įkris, nesvarbu, nekreipkite dėmesį, ten mechanizmą nesugadins. Tai šiandien tiek apie tą verloką, kad daugiau aš nežinau, ką čia papasakot. Iš tikrųjų labai gera mašina, jokių problemų nebūna. Kokybiškos adatos, kokybiški siūlai. Peiliai, nevažiuokit pro metalinių daiktų, suvaržėlį, reikės reikalų esant, reikia pakeisti, patys pakeisit. Adatos plokštelė vėl, adatos kokybiškos, siūlai kokybiški. Tai tiek, su jumis buvo Grigorij ir UAB siuvimo stilius. Manau, kad jums šitą mašiną patiks. Jūs tikrai būsit patenkinti. Iš tikrųjų rekomenduoju. Statykite laikus, dalinkitės video. Su jumis buvo Grigorij ir UAB siuvimo stilius. Iki.